Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes realizuosime žalos regioną. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Tikriausiai žaidžiant žaidimus, jūs ne vieną kartą matėte, kai mes įeinam tarkim kažkokį degantį pastatą, mes gaunam damage'ą. Tai tokį dalyką mes šiandien ir pabandysime realizuoti. Folderyje Damagers mes sukursime naują skriptą Continuous Damage Zone. Ir dabar galima aprašyti reikalingus parametrus. Tai mes nurodysim, kiek mes galėsime gauti per sekundę damage'o ir kokio tipo tas damage'as bus. Toliau mes turėsime saugoti visus damage providerius, kurie dabar yra šioje zonoje. Tai tam sukursime hashsetą. Toliau galima aprašyti update'ą, naudojant kurį ir perduosim damage'ą. Čia iškart galim pažiūrėti, jeigu mes neturim nei vieno providerio viduj mūsų zonos, tai iškart ir išeinam iš update'o. Nurodome, kad perduosim tiek damage'ų, kiek praėjo laiko. Ir tą laiką padauginsim dar iš damage'o kiekio per sekundę. Ir taip pat nurodysim ir tipą damage'o. Ir iš tikrųjų čia, tam, kad sutaupyti truputį atminties, mes galim kiekvieną kartą iš naujo masyvą nekurti, o iš anksto sukurti masyvą, kuris saugos vieną elementą ir kiekvieną kartą keisti damage unitą viduj to masyvo. Iškart sukursime masyvą, kur pas mus bus vienas elementas ir tą masyvą galėsim perdavinėti kiekvieną kartą. Galėsim kreiptis prie to nulinio elemento ir skaičiuoti viską iš naujo kiekvieną kartą. Ir čia tą masyvą ir perduosim. Ir nurodome, iš kur mes perduodam tą damage'ą ir kas yra source objektas. Ir toliau mums reikia tik iškviesti metodą hit. O dabar kitas klausimas, kaip mums į tą hashsetą įdėti visus tos damage providerius. Mes galim naudoti tokius metodus kaip onTriggerEnter ir onTriggerExit, tam kad pridėti ir panaikinti tos dalykus. Ir iš tikrųjų, toks kodas, kurį mes čia parašėme, veiks. Mes tai net galim dabar išbandyti. Sukursime paprastą kubą, pasakysime, kad jis yra triggeris pas mus ir užmesime tą dalyką. Kol kas tegul ir būna fall damage, kito damage'ą mes dar neturime ir pasakysime, kad 10 pointų per sekundę turi jis atimti. Paspausime play ir pažiūrėsime, ar tikrai tai veikia. Ir kai mes įeiname į tą kubą, mes matome, kad gyvybės pas mus mažėja. Viskas lyg ir veikia, bet jeigu mes turėsime kažkokį sudėtingesnį unitą, tarkim humanoidas, ir jis gali turėti daugiau damage providerių, tarkim galvos damage provideris, kitos kūno dalies provideris, tai mes turėsime taikyti tą damage'ą tik pagrindiniam provideriui. Tai mes viduj damage providerio dabar sukursime papildomą savybę, naudojant kurią ir galėsime gauti tą pagrindinį providerį. Tai mes darysime skriptą damage provider base ir sukursime čia main providerį, kad galima būtų jį gauti ir taikyti damage'ą tik pagrindiniam provideriui. Tada mums reikės dar atidaryti simple damage provider skriptą ir realizuoti tą main providerį. Tai mes nurodysim, kad perkraunam tą savybę ir galėsime nustatyti kažkokį damage providerį, kuris pas mus bus pagrindiniu provideriu. Tai jeigu mes gauname kažkokį šalutinį, per tą šalutinį mes galim gauti kaip pagrindinės gyvybės, taip ir pagrindinį damage providerį. Ir mes galim pridėti papildomą metodą. Sakysime, kad jei mes resetinam komponentą inspektor lange, tai main provideris turi būti tas provideris, kuris dabar ir nustatytas. Tai galim pažiūrėti, va, turim simple damage providerį, jeigu aš darau resetą, tai matome, kad atsiranda simple damage provideris, tas pats provideris, kuris va ir yra čia. Pagal nutilėjimą jis ir yra pagrindinis. Ir dabar čia galim daryti tai truputį kitokiu būdu. Mes bandome gauti damage providerį, žiūrim ar pats damage provideris nenalas ir ar main provideris ten nenalas, ir tada tą providerį ir galim perduoti toliau. Lygiai tą patį darome ir čia, tik naikinsime jį. Jeigu kažkoks išėjo, tai jį mes ir panaikinsime. Ir jeigu grįžtame atgal, tai viskas jau toliau ir turi veikti gerai be problemų. Mes galim čia prieiti ir matome, kaip pas mus mažėja gyvybės, kai mes stovim toje zonoje. Jeigu išeinam iš tos zonos, tai damage'ą jau negauname. O dabar mes galim padaryti dar kitokią damage zoną, kuria bus ne continuous, o periodic. Tai čia mes iškart sukursime 3 elementus. Tai kiek damage'o mes gausime, koks bus periodas ir koks bus damage'o tipas. Toliau mes sukursime masyvą, kur ir saugosim tą damage unitą ir awake nustatysime, o kiek damage'o turim gauti. Taip pat sukursime hashsetą, kur saugosim visus elementus ir čia tos elementus galim aprašyti. Taip pat mums reikia perkrauti metodus equals ir getHashCode. Tai dabar ir padarysime. Jeigu čia kaip objektas pas mus bus perduotas period elementas, tai mes lyginsim pagal tą elementą. Jeigu ten bus damage provider base, tai mes lyginsim pagal tą damage providerį. Ir visais kitais atvejais atiduosime false. O hashcode mes ištrauksim iškart iš damage providerio ir naudosime jo hashcode. Tai pereinam prie update metodų.
Jei nei vieno elemento pas mus nėra, tai mes toliau ir neįsime, nieko neskaičiuosime. Jeigu mes turim bent vieną elementą, tai pasakysime, kad pas mus gali būti damage'as, kol kas jis yra nalas, tam, kad nekurti to damage'o, gal jis dabar bus nereikalingas. Toliau mes pereinam su for each ciklu. Nuo kiekvieno elemento atimam laiką, kuris praėjo nuo praeito kadro ir žiūrim, jeigu laikas mažiau arba lygus nuliui, tai mes galim pritaikyti damage'ą. Einam, žiūrim, jeigu damage'as buvo nalas, jeigu mes jo dar nepaskaičiavome, tai skaičiuojame ir taikome tą damage'ą. Ir sakome, kad prie laiko iki sekančio damage'o prideda mūsų periodo laiką. Ir einam prie kitų elementų. Jeigu mes prieisim jau prie sekančio elemento, tai damage'as pas mus reiškia buvo paskaičiuotas ir mums nereikia tą damage'ą skaičiuoti dar kartą. Mes iškart galim tą damage'ą taikyti. Na ir liko tik realizuoti onTriggerEnter ir onTriggerExit metodus. Mes žiūrim, jeigu objektas, kuris čia ėjo, turi providerį, mes tikrinam, ar main provideris nenalas ir tada bandome tą elementą pridėti. O jeigu išeiname, darom atvirkštinį variantą. Paimam tą providerį ir bandome tą providerį panaikinti, jeigu jis pas mus ten sąraše yra tarp visų elementų. Ir dabar pažiūrėsime, ar toks variantas pas mus irgi veikia. Išjungsime kol kas Continuous Damage Zone ir įjungsime Periodic Damage Zone. Pasakysime, kad damage'as tegul būna 2, o periodas tegul būna 1 sekundė. Įjungsime ir pažiūrėsime, ar tai pas mus veiks. Einame į tą kubą ir matome, kad tikrai kas sekundę mes prarandame po 2 gyvybės. Tai mes padarėm kaip vieną damage'į, taip ir kitą damage'į. Jeigu aš dabar išjungsiu žaidimą, padarysim atvirkštinį variantą, tai matome, kad gyvybės prarandame jau kitaip. Ne intervalais, o be sustojimo kažkiek atima gyvybę. Tai dabar jūs žinote, kaip sukurti 2 tipų damage'irius. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.